Esame šventoj vietoj, kur pirmą kartą viešai buvo pasakytas tiesos žodis. Jis buvo sakomas kitokiu būdu, pogrindyje arba pastogėje, o čia jis buvo pasakytas pirmą kartą viešai po daugelio metų. Stalino aukas, nukankintas Sibire, Lietuvoje, išmėtytas po visą Sovietų sąjungą, taip pat iš šios dienos aukas, ir tebe kankinamus kunigus, lietuvius tauriausius Sibire, lageriuose, kalėjimuose, psichiatrinėse. Ir mes visi paskui galėsime galingu vienu balsu dėkoti viešpačiui už jo meilę, už jo gailestingumą, ne tik mums, bet ir paklydusiems mūsų broliams kagėbistams, milicininkams, tiems, kurie su mumis nori kovoti, šmeižia laikraščiuose. Atleiskit, mes ruošiam reportažą apie šitą įvykį. Bet aš sakau, kad yra melagių valdžia ir jie iškraipys kiekvieną žodį. Jūs, pavyzdžiui, kokį jūsų komentarai apie šitą? Aš nenoriu iš viso su jumis šnekėti. Taip pat kaip ir jūs, kad jums ką šitą data reiškia? Ką jums šitą data reiškia? Buvo slapti protokolai, taikos sutartis ir prie tos slapti protokolai buvo. Jūs nežinot? Taip pat kaip ir jūs, kad jums ką... Labai gražu iš čia matyti tiek daug. Na, aš manau, daugiau negu tada, nors dabar irgi būna gąsdinimai. Bet tada buvo, žinoma, daug didesni gąsdinimai. Staiga gyvenimas pradėjo eiti pirmin. Į permainas ir į permainas į gėrį, į teisingumą. Mes buvom perspėti 15 metų kalėjimo, jeigu išeisim ir įsižiosim čia prie Mickevičiaus. Vyrai turėjo šeimas, vaikus, nu aš viena, tai man labai faina, laisva. Tai va, tai reiškia, šį kartą, ką aš noriu jums pasakyti. Tada mes pasmerkėm Molotovo-Ribentropo Stalino Hitlerio tų didžiųjų nusikaltelių paktą, jų baisius darbus, žudynės, aukas pagerbėm, sugidom himną. Koks yra pagrindinis pasipriešinimo žodis? Tai yra ne. Nesutinku. Atmetu. Nepripažįstu. Sesuo Nijolė pasakė daug tų žodžių. Dabar, ką tik. O tuomet tai buvo naujiena ta prasme, kad po ilgų dešimtmečių sovietų teroro ir persekiojimų tas ne buvo pasakytas viešai. Lietuvoje tokia situacija, kad aš kartais galvoju, kas čia darosi, ar čia vėl negrįžta Sovietų imperija. Tada mes žinojom, kas organizuoja tą sąmokslą. Kas dabar organizuoja vidaus politikoje sąmokslą, tai aš nežinau, gal jūs man padėsit išspręsti. Rezonansinės bylos. Prieš 9 metus iškelta byla Eglei Kusaitei. 13 metų mergaitai. Aukštas pareigūnas VSD mum 5 paliudijo, nenorėčiau pavardės sakyti, prieš savaitę. Buvo mesti dideli pinigai, kad išaiškintų teroristę ar teroristą Lietuvoje. Ir kitas pareigūnas pasakė, buvo 6 milijonai dolerių. Truputį daugiau negu Judošius gavo. Tas gavo 30 sidabrinių už Kristaus išdavimą. Lietuva, NATO, Europos Sąjungos su Rusija, su Putinu. Važinėja mūsų Laucius. O, sako, pasibaigs tas teismas, tada bus kitas, tada trečias, tada galima į Strasbūrą ir taip toliau, ir taip toliau. Antrą bylą, mato, kad čia ta byla bliukšta. Antrą bylą iškėlė, esą jį apšmeižė SMS žinutę pasiuntė prieš Laucių. Laucių grasinantį SMS žinutę. Labai garbingas žmogus, kurį pats Laucius paprašė, kad būtų liudininkas, Kęstutis Milkeraitis, buvęs generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas, buvęs Seimo kontrolierius, liudijo, kad jis 3 valandas, kurių vidury esą
Laucius gavo tą grasinamąją žinutę. Jis sėdėjo tas 3 valandas pas Eglę Kusaitę ir jos tetą. Jos sėdėjo ant sofos, neturėjo jokio telefono, nei kalbėjo, nei rašė, nei priminėjo jokių žinučių. Ir teisėjas nuteisė 8500 litų Lauciui, kad Eglė sumokėtų kaip baudą už jo garbės ir orumo, nežinau, jis ją turi tą garbę ir orumą, įžeidimą. Tie dokumentai prieš 8-7 metus sunaikinti, darbuotojai, kurie kurpė tas bylas, pasiliuosavo. Teismai Lietuvoje yra valstybėje nieks nieko negali, net prezidentė nieko negali. Prieš 2 metus buvom pas prezidentę ir mums pasakė, taip pat 5 žmonėm, tai buvo sausio 5, praeitų metų sausio 5, kad negali Eglės Kusaitės byla būti uždara. Nuo užpraeitų kūčių uždara. Prieš 6 metus buvo užimtas Vytautas Pociūnas. Rugpjūčio 23 dieną išmestas Baltarusiai iš 9 aukšto. Apšmeižtas Lietuvos ryto šlykščiausiai. 6 metai niekas neatsiprašė, niekas to šmeižto nepaneigė. Lietuvos rytas ir dabar įsipūtęs visų labiausiai skaitomas mėšlas. Šmeižto laikraštis. Ir visa mūsų vyriausybė tyli. Kaip galima tylėti, kada šmeižiamas Lietuvos didvyris, kankinys, kuris atidavė gyvybę. Saugokit sienas. Dabar juokauju, ten meškiukai kokie tai skraidė. O kas čia tokia? O aš taip savo pagalvoju, kaip eilinis pilietis. Tai ne tik tai kažkas skrydo ir mes nematėm, kuris nuskrydo. Bet mes nematėm ir kaip atskrydo. Atskrydo, o kokią mešką galėjo numesti, tą mes žinom. Ne. Ir juokus krečiam. Iš toli pažiūrint į Lietuvą aš matau labai daug gero. Matau labai daug dorų žmonių ir aš matau labai daug pažangos. Yra nepaprastai daug atlikta. Galite to didžiuotis ir turite to didžiuotis. Turite vienas kitą gerbti. Turėčiau sakyti, mes turime vienas kitą gerbti. Mes turime vienas kitą mylėti. Mes turime vienas už kitą kovoti kartu bendrai vieningai. Šiandieną aš matau Lietuvą taip suskaldytą, kaip aš niekad nemačiau. Nesileiskite tam. Neleiskite šėtono gundimu, godumu, melais, pletkais, visokiais kitais dalykais, kurie siekia kaip nors tą Lietuvą nugalėti. Taip mes turime priešų ir tie priešai išnaudoja žmogaus silpnybės. Tikiuosi, kad jūs esate Lietuvos dvasia, čia tie, kurie atėjote, paukojote tą laiką, atėjote atsiminti su savo draugais, su savo kolegom, kada jūs čia buvote ir kovojote dėl Lietuvos laisvės. Ačiū labai, kad jūs čia, ačiū, kad aš turiu progą su jumis bendrauti. Ačiū jums, kad jūs davėt tą postūmį kiekvienam pasaulio kraštelį esančiam lietuviui prisidėti prie jūsų kovos, už jūs melstis, su jumis dvasiškai būti kartu, nors mūsų tada čia neleido atvykti. Mes turim teisę ir teisingumą nešti kaip Kristaus vėliavą. Mes turim žinoti, kad Dievas davė teisę kiekvienam būti laisvam. Ačiū Dievui už Lietuvą, pripildykim bažnyčias, aikštes, stovėkime išdidžiai ir tiesūs, parodydami pasauliui, kaip jūs parodėt Baltijos kely. Saugokit šeimas, nes kokia šeima, tokia tauta.
Ačiū Jums, brangieji, už viską. Mūsų valstybės istorija dėja labai sudėtinga. Nuo pat XIX amžiaus kovėmės su didžiulėmis galybėmis, siekdami likti lietuviais. Siekdami būti ne tik tauta, bet ir politinė tauta, kuri įtvirtina save valstybėje. Kovėmės ir dar 50 metų sovietinėje okupacijoje. Bet visais tais laikais, kiekvieną akimirką lietuviai rasdavo savy jėgų, savo sūnų ir dukrų, kurie vesdavo tautą į priekį. Valančius, Daukantas, Basanavičius. Šiuolaikiniai, šių laikų Lietuvos nepriklausomybės vedliai. Tad kodėl aš čia? Aš tikiu, kad aš esu čia tam, kad mes visi tikėtume. Pirmiausiai aš pats, o viliuosi ir jūs. Kad tą akimirką, kai Lietuva vėl atsidurs sunkioje padėtyje. Kad tą akimirką, kai mes atsidursime ties galbūt bedugnės kraštu arba bent jau ties didžiulę krizę. Galbūt čia ir esame. Bet kad tą akimirką būtų žmonių, kurie kartotų tų mūsų valstybės tėvų darbus, kurie leidžia mums šiandien čia susirinkti. Kad būčiau aš ar kiti, kurie kautųsi dėl tos valstybės lygiai taip pat iš visos širdies, lygiai taip pat atsidavę, lygiai taip pat nesižvalgydami į savo asmeninius gyvenimus ir rizikuodami savo šeimų gerovėmis. Aš tikiu, kad tokių atsirastų. Aš tikiu, kad aš išdrįsčiau. Aš tikiu, kad lygiai taip pat, kaip prieš 25 metus šie žmonės išdrįso žengti prieš represinį aparatą, prieš totalitarinę valstybę, prieš galią, kurios niekuomet neįveiktų plikomis rankomis. Bet jie įveikė savo balsais. Kiekviena karta savo laisvę iškovoja pati. Aš tikiu. Tikėkite ir jūs.